ne programomis ar autoritetais, bet kuo ryškesniais šūkiais, plakatais, demonstruojančiais jėgos kultą ir netgi nacistinius priminančiais lozungais. Pasirodo, ne veltui. Sunkmečio prispausti žmonės dėl savo bėdų linkę kaltinti kitokius, kitataučius, kitatikius ar kitos lytinės orientacijos žmonės. Ir kandidatai apeliuoja į tokių žmonių jausmus, žada juos apginti, įvesti tvarką. Apie mesijų pažadus, demonstruojama jėga ir peržengtas ne tik etikos, bet ir galbūt baudžiamosios atsakomybės ribas Irmina Frolova. Būtent į tokius rinkėjus, skanduojančius Lietuva lietuviams ar Briuseliui nepasiduosim, nusitaikė kai kurie šių rinkimų kandidatai. Atrodytų, kam patrauklus jėgos kulto ar net nacistinius primenantys simboliai, bet pasirodo, jie turi auditoriją, išsiilgusią kietos rankos ar geležinės tvarkos. Viešųjų ryšių specialistai sako, kad nors ir neetiškas, bet veiksmingas būdas patraukti rinkėjus. Rinkėjų korpuso telkimas yra vienas iš taktinių uždavinių rinkimų metu. Tai jeigu mes turim kumštį, jeigu turim realį, jeigu turim kitokį jėgą ir agresiją simbolizuojantį simbolį, tai automatiškai jį galima naudoti taktiniu požiūriu žiūrint rinkimų metu. Per šiuos rinkimus kai kurios partijos rinkėjus viliojo kumščių bei kraujo spalvos vaizdais. Politikams galima ir moralu viskas, kas atsiperka. Šiuo atveju nusitaikyta į silpniausiąją visuomenės grandį, nukentėjusią nuo sunkmečio, ieškančią visą gelbstinčios jėgos. Apskritai sunkmečių padidėja bendrai įtampa visuomeniai ir bendros tos negatyvios nuotaikos, jos vis tiek kaupiasi, jos sukelia ir pyktį, ir neigiamas emocijas ir natūralu, kad žmogus pradeda ieškoti kaltų. Dažniausiai, čia ne tik Lietuvos fenomenas, dažniausiai bet kurioje visuomeniai lengviausia kaltę permesti kitokiams. Nesvarbu, nacionalinių, religinių pagrindų ar dar kažkokiu kitokiu. Naudojamasi tokiais žodžiais, kurie labai gerai rezonuoja su mūsų norais, siekiais, teisingumas, tvarka, saugumas, kasgi prieš tokius dalykus. Tačiau pažiūrėjus giliau, už tų savokų nieko nėra, jokio turinio iš tikrųjų nėra. O iš kitos pusės tas toks populizmas, kadangi nėra jokio atsako iš rimtesnių politinių jėgų ir politikų, peržengia ir baudžiamosios teisės ribas galimai ir be abejo moralės normas. Kurie įžiūrėjo kažkokį tai kabutėse rasizmą, tai psichologai yra nustatę, kad žmogus įžiūri tai, ko pats serga. O iš tikrųjų tai yra labai viskas suprantama. Be žydrų, tai reiškia be lytinių iškrypėlių, be juodų, tai be juodų pinigų, be taboro čigonų, tai yra prieš tos, kurie prekiauja ir vartoja narkotikus. Tačiau ekspertams šie šūkiai tiesiog primena fašistinės technologijas, kurios savo laiku labai sėkmingai patraukė mases. Bandos jausmas yra tas, kuris yra vienas iš prigimtinių ir automatiškai, jeigu žmogus yra silpnas, tai jam norisi stiprios rankos ir stipraus simbolio, kuris įvestų. Tai jūsų paminėtas nacistinė simbolika yra vienas iš tų požymių, kurie jie buvo pilnai ištobulinę prieš antrą pasaulinį karą ir antrą pasaulinį karą metu. Tas tiesiog geras pavyzdys, kabutėse geras pavyzdys yra toliau naudojamas, tiražuojamas ir sėkmingai veikia, aš sakyčiau. Jėgos kulto demonstravimo, nacionalistinių, rasistinių šūkių griebėsi tos partijos, kurios nesitikė rinkimuose laimėti su tradicinėmis savo vertybėmis ar programomis. Netgi buvęs Seimo pirmininkas į turgaus prekeivių mitingą atvyko lydimas juodai apsirengusių žaliūkų grupės. Tikslas aiškus – padaryti įspūdį rinkėjams. Tačiau žmogaus teisių gynėjai stebisi, kad kol kas nereaguojama į tokį homofobiškų ar nacionalistinių nuotaikų propagavimą. Tai jeigu jie tyli, tai reiškia, jie neprieštarauja ir tam tikrai nacionalistinė retorikai ir galbūt netgi šiek tiek ir į fašizmą linkstančiai retorikai politinių kampanijų metu. Čia yra tikrai labai pavojinga. Tiesa, sociologai Lietuvos neišskiria iš kitų šalių. Nacionalistų žygiai ritasi per visą Europą ir net Prancūzijos vadovas pareiškė, kad multikultūrizmo politika žlugo. Tačiau užsienyje tokias nuotaikas demonstruoja radikalai, o pas mus tokių metodų imasi ir partijos, kurios seniai jau sėdi valdžioje. Šiandien tiek savaitės komentaruose. Nesušalkit,